Palikęs nejaukiai tamsią girią, Darijus su Kasandra rankose eina per saulės nušviestą pievą. Jiems jau visai nebetoli. Tolumoje jau matosi kalnas, kuriame jie gyvena. Tada Kasandra pamato iš paskos juos atsivejančią didžiulę kaimiečių minią. Pažvelgęs į nedraugiškai nusiteikusius žmones, Darijus pasakė: panašu, kad jie susiruošė man atkeršyti už nukautus medkirčius. Tada Kasandra pasako: stabtelėk ir ramiai pastovėk. Aš tuoj sukaupusi galias iššauksiu didžiulį plyksnį, kuris juos išgąsdins ir išvaikys. Tačiau Darijus pasakęs, kad jai reikia taupyti jėgas, pradeda bėgti link namų. Nekvailiok, sušunka Kasandra, tu su manimi rankose, nespėsiu nuo jų pabėgti. Tada Darijus greitai atsisukęs trumpam žvilgteli ir atstumą iki minios mintyse sulyginęs su atstumu iki kranto, pasako: nesijaudink, iki kranto jau visai nebetoli ir aš tikrai suspėsiu. Ir kai jau atrodė, kad įniršusi kaimiečių minia tuoj juos pasivys, Darijus pasiekia krantą. Ant pakrantėje palikto stalo paguldęs Kasandra nusimeta sunkius šarvus ir pirmyn stumdamas plaustu tapusi stalą nuplaukia tolyn į jūrą, pakrantėje palikdamas nepatenkintus kaimiečius. Sėkmingai pasiekęs salą, anksčiau palikta virve Darijus užlipa aukštyn ir paskui save užsitempia Kasandrą. Galiausiai pasiekęs namus, jis pagaliau galėjo palepinti savo mylimąją. Iš pradžių ją pasodino į karšto vandens vonią. Ir kai Kasandra sušilusi nustoja drebėti, Darijus ją paguldo į lovą, kur ji iš karto užmiega. Tuo metu ilgas vingiuotas kelias per kalnus 4 keliauninkus pagaliau atvedė į pačią kalno viršūnę. Eidami gilyn į kalną vedančių keliu, jie patenka į kalno viršūnėje plytėjusį slėnį. Štai ir atkeliavome, pasako Utrubas. Dabar mums belieka tik surasti drakoną. Jie kurį laiką vaikščiojo po slėnį žvalgydamiesi ir visur ieškodami drakono. Nemaniau, kad drakonų kalne bus sunku surasti drakoną, nusistebi Sajus. Utrubas žiūrėdamas į plikas uolas ir negyvus akmenis, niūriai pasako: knygoje parašyta, kad Teisingųjų ordinas drakonų kiaušinius paliko amžinai žaliuojančiame ir gyvybės pilname slėnyje. Panašu, kad nuo tada čia daug kas pasikeitė. Jie vis vaikščiojo ir ieškojo, bet visur tebuvo tik tos pačios plikos uolos. Staiga Sajus, pamatęs kažką baltuojant, nubėga pažiūrėti iš arčiau. Tada jis su auksinės monetos radėjo šypsena veide džiaugsmingai surinka: žiūrėkite, ką radau! Ir iškėlęs parodo drakono kaukolę. Utrubas, nujausdamas, kokie bus kiti Sajaus žodžiai, atsako: karalius nėra kvailys ir jis tikrai nemokės pinigų už nežinia kada numirusio drakono kaukolę. O pavaikščioję dar šiek tiek, jie randa dar daugiau drakonų liekanų. Žiūrėdamas į drakonų kaulus, Utrubas piktai pasako: kvaili Teisingųjų ordino nariai, norėdami apsaugoti drakonus, apgyvendino juos ten, kur jiems nebuvo šansų išgyventi. Išsiritę iš kiaušinių ir išaugę, jie surijo visą čia buvusią gyvūniją. Po to amžinai alkani drakonai sugriaužė medžius ir krūmus, suėdė žolę ir velėną. Galiausiai ėsdami šaknis, kirminus ir vabalus surijo ir žemes. Gyvybės pilnam slėniui virtus akmeninė dykynė, alkio iškankinti drakonai pradėjo ryti vieni kitus. Tada Utrubas, pamatęs dvigalvio drakono liekanas, pasako: ilgus metus priversti gyventi izoliacijoje, jie ne tik rijo vieni kitus, bet ir buvo priversti poruotis siaurame rate. Tai juos davedė iki kraujomaišos, po kurios sekė apsigimimai. Tai viskas veltui? Irzliai paklausė Nira. Mes be reikalo nuėjome visą šitą ilgą kelią? Gal ir ne be reikalo, atsako Utrubas. Manau, kad bent vienas drakonas turėtų būti likęs gyvas. Drakonas, kuris išgyveno, nes nugalėjo visus kitus.
Bet ar jis negalėjo padvėsti iš bado? Paklausė Lelija. Drakonai nekokie paprasti gyvūnai, kurie negavę ėsti dvesia iš bado, paaiškina Utrubas. Jie yra magiški padarai, kuriuos kadaise sukūrė raganos. Drakonuose esanti magija, leidžianti jiems spjaudyti ugnimi, tuo pačiu jiems suteikia amžinąjį gyvenimą. Ir nors juos galima nužudyti, jie niekada nepadvės iš bado. Bet jei paskutinysis drakonas išgyveno, nes sugebėjo nugalėti visus kitus, tai reiškia, kad jis iš jų visų buvo pats stipriausias. Gal mes be reikalo visą tai sumanėme? Gal mums reikėtų sustoti ir pasukti atgal? Pasukti atgal, kol dar galime tai padaryti? Nemanau, kad ilgamečio bado iškankintas drakonas būtų labai pavojingas. Užtikrintai atsako Utrubas. Aš manau, kad jis visiškai bejėgis, guli kokiame nors tamsiame urve, vegetuodamas iš bado. Ir laikas nuo laiko, sukaupęs visas jėgas, šiaip netaip nušliaužė prie upelio atsigerti. Mums tereikia rasti jo urvą ir nuritinti jam galvą. Manau, kad jo urvas turėtų būti kažkur netoli vandens. Jie neskubėdami eina negilia upe ir žvalgydami krante esančius šlaitus ieško urvo. Ir neilgai trukus jie randa kažkieno urvą. Manydami, kad viduje randasi drakonas, pasiruošė ginklus ir įsiveržė vidun. Tačiau urvo viduje jų laukė tik dar vieno drakono griaučiai. Eidami toliau upe, jie rado dar 10 tokių urvų, su juose dulyjančiais drakonų kaulais. Ir vis nerasdami gyvo drakono, jie po truputį pradeda patikėti, kad jokio paskutiniojo drakono iš viso nebėra. Po truputį praradę budrumą, jie atsipalaidavę pradeda kalbėtis apie tai, kur dėtų gautą apdovanojimą. Tada Utrubas, pamąstęs, pasako: aš jau per daug senas toms nesibaigiančioms begalinėms kelionėms. Nuo miegojimo ant kietos žemės man pastoviai skauda kaulus. Manau, kad atėjo laikas įsigyti jaukius namus ir susirasti šeimininkę. Tada kažką gąsdinančio pamatęs Sajus nevalingai griebė Utrubui už peties ir stipriai jį suspaudęs, pasimetusiu balsu pradeda veblenti. Drakonas, pagaliau išrėkė jis, pirštu rodydamas į dangų. Ir visi atsisukę pamato tiesiai į juos atskrendantį didžiulį drakoną. Tada Utrubas sukomanduoja: pasiruošti kovai. Geriau įsižiūrėjęs Utrubas pamato, kad drakonas turi 3 galvas ir pasimetęs trumpam sustingsta. Puolančiam drakonui nenumaldomai artėjant, Utrubas greitai susiima ir iškėlęs burtų lazdą pradeda burti apsauginį jėgos lauką. Tikiuosi, kad mano apsauginis laukas atlaikys iš 3 galvų iškvėptą 3 galingesnę drakono liepsną, neužtikrintai sumurma Utrubas. Tada Nira, matydama, kaip drakonas greitai lekia į juos ir besiruošdama smūgiui, tvirčiau bandydama įsispirti kojomis, užkliūva už upės dugne gulinčio akmens ir praradusi pusiausvyrą susvyruoja. Ir pagriebta srovės, griūdama aukštielninką, panyra po vandeniu. Kaip tik tą pačią akimirką, Utrubui taip ir nespėjus išburti galingo apsauginio lauko, juos užlieja drakono iškvėptos liepsnos, kurias srovės nešama Nira pamatė būdama po vandeniu, o liepsnoms atsimušus nuo vandens, Nira išvengia nudegimų. Kol drakonas skrisdamas sekė paskui srovės nešamus kūnus, Nira, stiprios srovės nešama, tai išnerdama, tai vėl pasinerdama, trankoma į upės dugne gulinčius akmenis, pasiekia krioklį, kur kartu su krentančiu vandeniu nukrenta žemyn ant apačioje gulinčių didžiulių akmenų. Laimė jį dėvėjo šarvus, kurie apsaugojo jos kaulus nuo lūžių. Ji stipriai prisitrenkusi guli tarp akmenų ir, būdama pusiau be sąmonės, girdi keistus garsus.
Be pastoviai šniokščiančio krintančio krioklio vandens garso, ji dar girdėjo kažkokį urzgimą, brūžinimą, gurksėjimą, atrajojimą ir čepsėjimą. Jai labai bloga. Jai taip viskas skauda, kad net bijo pajudėti. Ji šitaip gulėtų labai ilgai, bet jai ramybės neduoda tie keisti garsai. Ji šiaip ne taip atsipeikėja. Jos visas kūnas sudaužytas ir nubrozdintas. Ir nors jai viskas skauda, ji sugeba atsistoti ir prisilaikydama į iš vandens kyšančius akmenis, atsargiai žengia kelis žingsnius. Tada ji pamato, kas kėlė tą neįprastą triukšmą. Ji pamatė drakoną, bebandantį suryti josios kritusius bendražygius. Drakonas lyg kokį iškeltą lukštenamą krabą iš šarvų visai bandė ištraukti josios kovos draugus. Kai Nira pamatė drakono draskomą josios sesers kūną, jai aptemo protas ir praradusi bet kokią baimę, puola tiesiai link jo. Jai bebėgant, po ranka pasipainioja Sajaus pamestas kirvis. Ir kadangi ji upėje buvo pametusi visus ginklus, tai tas kirvis buvo kaip tik tai, ko jai reikėjo. Pripuolusi prie drakono, ji ryžtingai užsimoja, kaip tik virš tos galvos, kuri bandė suėsti josios seserį, ir stipriai mostelėdama ją nukerta. Likusiomis 2 galvomis drakonas pradeda žviegti iš skausmo, o Nira, žiūrėdama į sesers nebejudantį kūną, suvokė, kad ji jau nebegyva. Šiurpinantis drakono staugimas priverčia ją atsipeikyti iš sustabarėjimo. Supratusi, kad stovi priešais labai įpykusi drakoną, ji pradeda bėgti, o apsipratęs su skausmu drakonas puola Nirai iš paskos. Ir pačią paskutinę akimirką nuo drakono bėganti Nira suspėja įbėgti į šalia krioklio esantį urvą, kur urvo gilumoje, prisiglaudusi prie tolimiausios sienos, išvengia ją pagriebti bandančių drakono nasrų. Niekaip negalėdamas jos pasiekti drakonas nustoja bandyti ir atsitraukia. Nenorėdama patikėti, kad tai jau viskas, ji atsargiai prisėlina prie angos ir pažiūri laukan. O tada ji pamato, kad drakonas stovi priešais urvą ir iššiepęs nasrus buvo beiškvėpęs liepsnas. Tada ji puola bėgti ir gelbėdamasi nuo tuoj į urvą beįsiveržiančių liepsnų šoka aukštyn ant urvo sienos. Ir kai akimirksniu urvą užliejusi ugnis atsitrenkusi į sieną ima staigiai kilti aukštyn, Nira gelbėdamasi nuo iš paskos atslenkančių liepsnų, stipriai atsispirdama, šoka ant priešinės urvo sienos. Ir užsikabinusi už atbrailos, greitai pradeda lipti aukštyn. O tada, nuo liepsnų akimirksnių įkaitus uoloms, ant kurių taip pat papuolė ir krintantys lediniai krioklio vandenys, skyla uolos ir prasideda griūtis. Urvo sienos, garsiai poškėdamos ir trukinėdamos, gabalais pradeda kristi žemyn. Tuo tarpu Nira, greitai lipdama aukštyn, vis bandydama pabėgti nuo parsivejančių liepsnų ir saugodamasi iš viršaus krentančių uolos gabalų, šiaip ne taip pasiekia angą viršuje ir pro ją išlindusi palieka krosnimi tapusi urvą. O urvui pilnai užsipildžius ugnimi, liepsnos toliau seka jai iš paskos. Tada drakonas pats papuola į savo paties sukeltą griūtį. Tuo tarpu Nira, greitai ropodama 4, spėja palikti iš urvo vedantį tunelį ir pasitraukusi nuo išėjimo išvengia ją sekusios liepsnos. O nutilus griūties sukeltam triukšmui, Nira prieina prie krašto ir pažvelgusi žemyn pamato, kad drakonas palaidotas po didžiulę akmenų krūvą. Ji žino, kad jos sesuo nebegyva. Ji aiškiai matė josios gyvybės apleistą kūną, bet ji vis tiek turi įsitikinti. Priėjusi ir pasižiūrėjusi į nebegyvą lelijos kūną, Nira suklumpa ir pradeda graudžiai raudoti. Sielvarto palaužta, su ašaromis akyse, ji verkdama kalbėjo:
Mano mylima sesute, kodėl tu numirei? Kodėl tu palikai mane? Ką aš be tavęs dabar darysiu? Kaip be tavęs toliau gyvensiu? Nira raudojo labai ilgai, o kai baigėsi ašaros, ji sukniumba šalia sesers ir prie jos prisiglaudusi užmiega. O išaušus rytui, ji, pasiėmusi utrubo kalaviją, pradeda rausti kietą akmenų pilną žemę. Išraususi kapo duobę, imasi kitos. Baigusi kasti duobes, pradeda link jų tempti bendražygių lavonus. Kadangi utrubas buvo didelis ir sunkus ir dar jį reikėjo toli tempti, tai Nira nuo jų visų nujuosusi diržus pasidarė specialias kilpas, su kuriomis galėjo lengviau tempti kūnus. Užkasusi bendražygius, Nira nueina prie ant žemės besimėčiusios drakono galvos. Pagaliau viskas baigta, tyliai pagalvoja ji. Drakono galva nukirsta, belieka tik nunešti ją karaliui ir atsiimti apdovanojimą. Kadangi jos laukia ilgas kelias, o drakono galva buvo pakankamai sunki, tai ji bendražygių diržais ją apraizgė, kad bent kiek patogiau būtų ją nešti. Susiruošusi keliauti, ji dar stabteli prie sesers kapo ir atsisveikindama pasako: man jau laikas eiti, viso gero sesute, neliūdėk čia be manęs, o aš pasistengsiu toliau gyventi už mus abi, gyventi taip, kaip mes visada svajojome. Ir pasiėmusi drakono galvą, patraukė atgal. Praėjus kelioms dienoms, Kasandra vis dar labai silpna ir beveik visą laiką miega. Tuo metu Darijus, dėl neseniai laimėtos kovos, pajutęs kardo svorį savo rankose ir patikėjęs savo jėgomis, niekaip negali sustoti treniravęsis. Jis su kardu rankose entuziastingai vis kartoja tuos pačius kertamosius ir duriamuosius judesius. Eilinį kartą iš miego prabudusi Kasandra ir nebenorėdama daugiau miegoti, Darijaus paprašo, kad padėtų jai apsirengti. Darijui pasakius, kad ji dar labai silpna ir kad jai dar reikėtų ilsėtis, Kasandra atsako, kad nori apsilankyti pas raganų gydytoją, kuri ją tučtuojau pagydytų. Aš maniau, kad tavo jėgos po truputį pačios savaime sugrįš. Padėdamas jai apsirengti, pasako Darijus. Aš negaliu ramiai vartytis pataluose, kai mano drakonas guli negyvas ir paukščiai kapoja jo akis, ryžtingai atsako Kasandra. Bet aš maniau, kad raganų daktarė turi daug darbo ir pas ją sunku patekti. Nenorėdamas, kad ji kur nors keliautų, primena Darijus. Daug darbo turi ar mažai, nesvarbu. Aš noriu užduoti jai vieną nepatogų klausimą ir ji turės man į jį atsakyti. Tada ji, Darijaus prilaikoma, sunkiai atsistoja ir paėmusi ąsotį ant grindų pradeda pilti kažkokį švytintį skystį. Darijaus prilaikoma, ji lėtai sukdamasi aplink save pylė švytinčią liniją ir jiems apsisukus, jie atsidūrė švytinčio rato viduryje. Tada ji iškelia rankas į viršų ir pradeda sakyti burtažodį. Nors ji vis dar labai silpna, jai užtenka jėgų savyje sukaupti magiją ir suaktyvinti aplinkui išpiltą švytintį ratą. Galiausiai ji sukaupė tiek daug magijos, kad dėl jos pertekliaus susikaupusios iškrovos aplinkui juos pradeda viskas blykčioti ir žaibuoti. O tada, nušvitus akinančiai ryškiam blyksniui, jie teleportuojasi kažkur kiton vieton, kažkur labai toli, giliai po žeme esančiame urve, stovintis akmeninis portalas, aktyvuodamasis žybteli magiška šviesa ir stipriai švystelėdamas atteleportuoja Kasandrą su Darijumi. Tada Darijus pastebi virš praėjimo kabantį raganų karalienių ženklą ir supranta, kad raganų daktarė taip pat yra ir viena iš raganų karalienių. Darijaus prilaikoma Kasandra sunkiai eidama palieka teleportacijos menę ir jiedu toliau patraukia ilgu akmeniniu tuneliu.
O kai jie, palikę tunelį, toliau ėjo tiltu per verdančios lavos ežerą, Darijus nusistebėjęs paklausė, kas čia per vieta, kodėl šitas ežeras toks įkaitęs? Mes randamės giliai po žeme, paaiškina Kasandra. Po žeme visur taip yra, o kitame tilto gale jų laukė uoloje ištašytas didingas tvirtovę primenantis įėjimas. Įžengus vidun, Darijui paaiškėja, kad jie dar neatėjo, kad čia ne tvirtovė, o tik dar vieno tolyn vedančio tunelio pradžia. Galiausiai pasiekę raganų daktarės požeminę ligoninę, jie iš karto pamato daugybę grotomis užtvertų kamerų, kuriuose buvo uždaryti keisti į žmones panašūs padarai. Einant pro kameras, kai kurie už grotų buvę padarai kažką neaiškiai vebleno, kiti kvailai kikeno, dar kiti gyvuliškai staugė. Tai raganos, kurios neatsargiai eksperimentuodamos su magija per daug persistengė ir išprotėjo, paaiškina Kasandra. Šitos raganos ir raganiai, išgąsdinti pranašystės apie juodąją raganą, prisižaidė beeksperimentuodami su labai galinga magija ir šitaip nukentėjo. Dabar raganų daktarė pluša dieną ir naktį, kad jiems sugrąžintų sveiką protą ir ankstesnę išvaizdą. Tarp sklindančių nerišlių žodžių, įkyrių inkštimų ir erzinančių stenėjimų buvo galima aiškiai girdėti, kaip kažkas iš vienos kameros pranašiškai kalbėjo. Jau greitai, labai greitai, jau labai greitai jie ateis. Stabtelėję ir pažvelgę vidun, jie pamato pamišusį raganių, kuris žiūrėdamas į sieną kažkam įsivaizduojamam audringai aiškino apie kažkieno neišvengiamą atėjimą. Tada jis pamatęs į jį spoksančius atvykėlius, puola link jų rėkdamas. Ar jūs suvokėte, kad juodoji ragana ateina? Darijus suabejojęs kameros grotų tvirtumu, išsigandęs atitraukia Kasandrą toliau ir savimi ją užstoja. Bet tik raganius prisiliečia prie pentagramos žvaigždę vaizduojančių grotų, suveikia galinga užkeiktųjų grotų magija, kuri galingų magiškų sprogimų didelė jėga atbloškė raganių atgal. Tada Kasandra nuramino Darijų sakydama, nebijok, čia specialios užkerėtos grotos, neleidžiančios niekam uždarytam ištrūkti laukan. Jei čia būtų paprastos metalinės grotos, tai įkalintieji jau seniai būtų jas sudraskę ir išsilakstę. Pamatęs be gyvybės ženklų gulinti raganių, Darijus paklausė, kažin ar jam viskas gerai. Nepergyvenk, šaltai atsako Kasandra, išsimiegos ir atsipeikės. Galiausiai jie prieina didžiulę salę, kurioje pamato raganų daktarę. Ji kaip visada buvo užsiėmusi kažkokio padaro gydymu. Nenorėdami pakenkti vykstančiam sudėtingo gydymo procesui, jie tyliai stebėdami laukė, kol daktarė pabaigs procedūrą. Raganų daktarė savąją magiją bandė į žmogiakiaulę panašiam padarui sugrąžinti ankstesnėje išvaizdą. Kiaulėsnukis padaras dėl magiško gydymo sukeltų skausmų garsiai žviegdamas raitėsi ir spurdėjo. Tačiau ji buvo ryžtingai nusiteikusi ir nesiliovė tol, kol neužbaigė vieno gydomojo etapo. Galiausiai magiška transformacija įvyksta ir neapsakomus skausmus išgyvenęs padaras tampa šiek tiek daugiau panašus į žmogų. Po dalinos atsivertimo procedūros padaras labai silpnas ir dar jam labai bloga. Gydytoja įdėmiai nužvelgusi leisgyvį padarą pasako, šiam kartui jam pakaks. Tada pažvelgusi į tolumoje stovinčius golemus įsako, uždarykite jį į kamerą. Du į negyvas statulas panašus golemai atgyja ir pradeda eiti link jų. Tada raganų daktarė atsisukusi į atvykusius svečius pasako, matėte tą kiaulę? Nesuprantu, kas turi būti galvoje, kad norėtum būti panašus į paršą. Seniai nesimatėme, Kasandra. Matau, kažkas buvo tave užpuolęs. Ne kažkas,
O tavo gydytoji Saksija, priekaištaudamas surinka Kasandra. Ji paliko tavo požymius žinodama mano jėgas kaustančio lauko simbolių kombinaciją. Ji mane buvo įviliojusi į klastingus spąstus, kur vos negavau galo. To negali būti, užtikrintai atsako ji. Mano visi pacientai uždaryti ir gerai saugomi. Tai iš kur tada ji galėjo sužinoti, jei ne pas tave? Juk tu pastoviai naudojasi raganų jėgas kaustančią magiją ir tik pas tave vienintelė yra knyga su visų raganų jėgas kaustančių simbolių kombinacijomis. Tada jų ginčą nutraukė aktyvavęsis salėje stovėjęs portalas. Tu pasidarei dar vieną portalą? Nustebusi paklausė Kasandra. Buvau priversta, paskutiniuoju metu pacientų tiek daug, kad man jau vieno portalo nebeužtenka, paaiškina daktarė. Portalui atsivėrus, pro jį įeina viena iš raganų medžiotojų su paskui ją sekančiu golemų būriu, kurie nešė narvą su jame sėdinčiu dar vienu keistu padaru. Daktarė jiems rikteli. Neškite jį į šiaurinę salę. Ten dar yra keletas laisvų kamerų. Tada ji, atsisukusi į Kasandrą, pratęsė pokalbį. Aš neneigiu, kad norėdama suvaldyti pacientus dažnai naudoju jėgas kaustančią magiją. Bet pas mane griežta tvarka. Visi pacientai uždaryti arba tvirtai surišti ir jie niekaip negali prieiti prie mano knygų. Jei norite eime ir patys viskom įsitikinsite. Jie atėjo ten, kur buvo laikomos sukaustytos raganos. Jiems einant, raganų daktarė Liva kalbėjo. Jos pas mane papuola net pažįstamai pasikeitusios ir nesuvaldomai sužvėrėjusios. Norint tokią raganą išgydyti, neužtenka tik atstatyti pradinę išvaizdą. Dar reikia išgydyti ir jų sudrumstą protą. Neįmanoma sugrąžinti sveiką protą, nenorinčiai paklusti raganai. Ir todėl jos čia kabo tol, kol visiškai nusilpsta ir palūžta. Kai kurios iš jų ilgai priešinasi, bet anksčiau ar vėliau jos visos palūžta. Ir kai jos visiškai nusilpusios nustoja priešintis, tada galima pradėti valyti jų pakrikusius protus. Štai čia yra toji knyga, kurioje surašytos visų raganų jėgas kaustančių simbolių kombinacijos. Kaip matai, Kasandra, raganos ten surištos, o knyga čia, kur jos niekaip negalėtų jos pasiekti. Kaip suprantu, Saksija mirusi. Reikėtų iš knygos pašalinti josios jėgas kaustančio lauko simbolių kombinaciją, pasako Liva ir pradeda sklaidyti knygos puslapius. Versdama lapus, ji atsiminusi kalba. Ilgus metus gydžiau jos magijos sudarkytą kūną ir dar ilgiau gydžiau josios sutrikusi protą. Gaila, kad visas vargas buvo veltui. Atvertusi puslapį su Saksijos vardu, ji pamato, kad gretimame puslapyje įrašytas Kasandros vardas. Liva nustebusi prakalba. Palaukite, jūs tik pasižiūrėkite. Gretimame puslapyje kaip tik užrašytas tavo Kasandra jėgas kaustančio lauko simbolių kombinacija. Ir simbolių kombinacija beveik tokia pati kaip ir jos. Skiriasi tik du simboliai, kurie yra apkeisti vietomis. Dabar man viskas darosi aišku. Ji metų metais kabėdama paklusnumo rate ir pastoviai matydama ją supančiuose akmenyse išrašytus hieroglifus, tikriausiai išmoko juos atmintinai. Per tiek laiko ji taip gerai įsiminė savąją kombinaciją, kad ją akimirksniu būtų atpažinus bet kur tik bebūtų ją pamačiusi. Jai tai reikėjo tik akimirkai žvilgtelėti į knygą, pavyzdžiui tada, kai golemai vedė ją pro šalį ir jai būtų pilnai užtekę tos akimirkos, kad pamatytų, kad Kasandros jėgas kaustančio lauko simbolių kombinacija beveik identiška josios pačios kombinacijai. Tu buvai teisi, save kaltinančių balsu pasako Liva. Ji tikriausiai iš čia ir sužinojo tave kaustančio lauko simbolių kombinaciją. Tai be abejonės mano klaida. Ir aš už tai labai atsiprašau. Eime, aš tuoj tave pagydysiu.
Tai mažiausia, kuom galiu atsilyginti už savo klaidą. Tada Liva praveda pirštu per lapą su Saksijos vardu ir magijai suveikus knygoje įrašyti rašmenys išnyksta. Priėjusi prie gyvatėmis papuošto fontano, Liva pripildo taurę ir ją padavusi Kasandrai pasako: išgerk šito gyvybės šaltinio vandens ir greitai pasijusi daug geriau. Tada ji savąją magiją visiškai išgydo Kasandrą. Pilnai atgavusi jėgas Kasandra, padėkojusi už gydymą, atsisveikina su Liva, tada paėmusi Darijų už rankos, kartu su juo teleportuojasi atgal namo. Tuo metu Nira, nešdamasi sunkią drakono galvą, tuo pačiu keliu, kuriuom buvo atėjusi, po truputį leidžiasi nuo kalno. O grįžusi namo Kasandra visų pirma pasirūpina drakono laidotuvėmis. Gražioje vietoje prie jūros ji iškelia rankas aukštyn ir mostelėdama priverčia žemės prasiverti. Tada ji savąją magiją, švelniai nuleidusi drakoną į duobę, dar sykį mostelėdama užverčia jį žemėmis. Tada Kasandra padėkoja drakonui už ilgametę draugystę ir jam pradeda giedoti atsisveikinimo giesmę. Darijus, kuris niekada negirdėjo Kasandros dainuojančios, kuris net neįtarė, kad jį moka dainuoti, išgirsta, kaip ji, senąją raganų kalba, gražiu ir tvirtu balsu, sugieda neapsakomai gražią giesmę.